Mažajai Ainiai 10 mėnesių, tačiau nuo gimimo ji laukia eilėje į darželį. Sodų bendrija, kurioje šeima gyvena, priklauso Antakalnių seniūnijai, tačiau darželio Ainiai kol kas niekas nežada. Mes jau nuo pat gimimo bandėm ieškoti darželio, iš karto bandėm užsirašyti, važinėjom visus aplinkinius darželius, bet kadangi mes esam sodų bendrijoje gyvename, tai mums kaip ir nepriklauso joks darželis. Kad Ainiai ir kitiems sostinės vaikams nereiktų laukti eilėse, Vilniaus socialdemokratai siūlo įvesti vadinamąją miestiečio kortelę. Ja turėtų visi Vilniuje registruoti miesto gyventojai. Kortelė garantuotų pirmumo teisę prieš kitų registruotus, nors ir Vilniuje gyvenančius žmonės. Ateina jauna mama į darželį užregistruoti savo ką tik gimusį kūdikį, jam sako, galbūt po 2 metų jūs turėsite vietą darželį, o gal ne. Turint miestiečio kortelę, tai būtų garantuota. Tarkim, perkant viešojo transporto bilietą, miestietis perka, moka 2 litus, atvykę turistai, kurie atvyksta trumpam laikui, galbūt jie mokės 2,5, gal 3 lito. Pasak socialdemokratų, bene trečdalis sostinėje gyvenančių ir dirbančių žmonių registruoti kituose miestuose, tad jų gyventojų pajamų mokesčiai skirti miestui vystyti iš Vilniaus iškeliauja. Anot socialdemokratų, kur kas teisingiau, kad miestui mokantis mokesčius žmonės jaustų už tai realią naudą.